Net 7 iš 10 Lietuvos gyventojų korupciją laiko labai rimta problema. Rimtesnė nei saugumas keliuose, emigracija, narkomanija ar alkoholizmas. Trečdalis būtų pasiryžę paviešinti galimą korupciją. Jeigu žinotų kaip. Pristatome svetainę skaidrumolinija.lt. Joje jūs galite greitai, paprastai ir viešai pranešti apie galimus korupcijos ir biurokratizmo atvejus, bei paklausti ir gauti atsakymą, kaip elgtis su jais susidūrus. Jeigu susidūrėte su korupcija ar biurokratizmu, arba įtarėte, kad toks pažeidimas vyksta, pažymėkite jį žemėlapyje. Kuo daugiau žmonių pamatys, kur ir kokios problemos kyla, tuo aiškiau galėsime reikalauti konkrečių pokyčių, nuo mažiausios institucijos iki valstybės. Pranešti labai paprasta. Spaudžiate pranešti apie įvykį. Pasirenkate vietą, kur galimai įvyko pažeidimas. Tada sritį, ar tai būtų sveikatos apsauga, švietimas, teisėsauga ar kita, ir aprašote problemą. Galite pranešti anonimiškai arba palikti savo kontaktinius duomenis. Taip galėsime su jumis susisiekti pasitikslinti arba pakonsultuoti. Užpildžius teisingai, jūsų aprašytas pažeidimas neužilgo pasirodys žemėlapyje. Svetainėje skaidrumolinija.lt taip pat galite užduoti klausimą, kaip elgtis, jeigu, pavyzdžiui, iš jūsų reikalavo kyšio, nepagrįstai vilkino dokumentų tvarkymą, pastebėjote piktnaudžiavimą tarnybą ar negaunate atsakymų iš valstybinės institucijos. Jums atsakyti galės ir skaidrumolinija.lt komanda ir kiti puslapio lankytojai. Skaidrumolinija.lt nėra nei policija, nei teismas, todėl negali tirti pažeidimų, kelti bylų ar atlikti kito institucijų darbo. Tačiau šioje svetainėje visi galės paviešinti pažeidimus, ieškoti būdų spręsti problemas ir pradėti keisti savo aplinką. Skaidrumo linija – paprasta paviešinti korupciją ir biurokratizmą.